Ar gerai? Gerai! Oi, gerai! Oi, gerai, gerai, gerai! Oi! Sveiki, mėlėjai Žiburo žinių žiūrovai. Mes grįžom. Džiaugiamės ir vėl galėdami rodyti aktualiausias Žiburo naujienas. Ir čia jūsų vedėjai Ievutė Ir Domantas. O dabar pažiūrėkime porą kadrų iš rugsėjo 1-osios šventės. Ar girdit? Vėl skambutis aidi, vadovėliuose nubudo raidės, į klases plačiai duris atvėręs, grįžta vasaros takais rugsėjis ir po paslaptingą mokslo šalį leidžiasi visi, kas gali. Pasveikinkim gimnazijos abiturientus sugrįžtančius nuo Žiburio kalnelio. Ievutė, ar norės yra downhillas? Ne, bet tikrai norėčiau sužinoti. Tai adrenalinas, baimė ir drąsa viename. Galbūt pažymė reportažą iš Kaune vykusių downhillo rungtynių, kuriuose dalyvavo ir mūsų Žiburo gimnazijos mokiniai. Kaip pavyko suorganizuoti šias varžybas? Labą dieną, labai puikiai. Iš tikrųjų, šiemet daug lengviau buvo, nes padėjo daugiau jaunimo, turėjom geresnių rėmėjų, buvo didesnė patirtis nuo praeitų metų, geresnis oras, mažiau traumų, tiesiog šaunu. Kiek laiko rengiamo šios varžybos? Realiai tai užtrunka 2 dienas pasiruošimui prieš varžybas ir 2 dienos po, kada reikia surinkti 2 dienas ir po to išrinkti 2 dienas. Dar 1 diena skaičiuojasi pačių varžybų. Nu, turbūt sekmadienį jau niekam nelieka jėgų po varžybų tvarkytis, tai tiesiog viską paliekam kaip yra. Tai 6 dienos yra toksai mūsų užstatymo plotas ir stengiamės, kad nekliūtų niekam, nei žiūrovams, nei dalyviams, nei tiesiog paprastiems pėstiesiems žmonėms. Kaip apskritai kilo idėja tokia, bet būtent rengti tokio stiliaus varžybas? Nu, tas sportas buvo iš pradžių kaip ir hobis, važinėjom miškuose, pasislėpę nuo žmonių, po to po truputį pradėjom keliauti po Latviją, matėm kaip Latvijoje, kaip užsienį, tasme šiek tiek yra jau rėmimas kitoks, pačio varžybų lygis yra kitoks, tai užsimanėm ir mes tokia, tai metai po metų, 4 metai, kai organizuojam ir puikiai sekasi. Ar galėtum trumpai papasakoti apie jūsų organizaciją, nes kiek matėm White Puppy plakatai tai? Organizacija yra tokia, kaip ir buvo irgi lyg ir sportininkai pradžiui, po to labiau gal pradėjom prie rėmimo, prie organizavimo. Tada kaip ir pačiam klube atsirado 2 dalis, tai yra organizacinė dalis ir sportininkų dalis. Tai ateityje manau, kad gali būti, kad klubas gali skirtis į sportininkus ir organizaciją, kad būtų daug lengviau viską tai tvarkyti. Ačiū už pokalbį. Malonu, iki. Kaip sekėsi šiuose varžybose? Pakankamai gerai, nekritau nei kartu. Tai kartą biškį užsimečiau, bet šiaip gerai viskas. Kaip tu įvertintum šių sezono varžybas? Labai geros, žiauriai geros. Kaip sekėsi? Nu, manau, pakankamai gerai. O kaip pakomentuotum apie varžovus, pastiprėję, silpnesnė ir maždaug vienodos lygio? Palyginus pirmą etapą, tai dabar šitame tai tikrai stipresni varžovai, manyčiau. O už kokią komandą važiuoji? Už White Puppy ir mes patys esame prieniečiai kūrę Prienų ekstremalų asociaciją. Ačiū už pokalbį. Ar žinai, kas yra kutikula? Žinoma, Ievutė, kas galėtų nežinoti, tai tiesiog yra kutenimo būdas toks. Bet pažiūrėkime, ar mūsų mokyklos mokiniai mano tą patį kaip ir tu. Kažkas su kutenimu, kurios vietos, kokiu gal būtent special, kokiu? Special, va toks special, net nežinau kaip paaiškinti. Gal gali parodyti? Gal galvos kažkas, kutikula, nežinau. Galvos kutenimas, kažkas tokio? Ačiū. Kutikulė gal, ne? Nu, ką tai reiškia? Čia yra biologijoje augalo kažkas, nežinau. Augalo audinyje esantis daiktas. Žinau. Kas galėtų? Kutikula. Kutikula, gal kažkoks gyvūnas. Koks būtent? Kaip jis atrodo spalva dydis? Gal kažkoks vabaliukas. Mažiukas juodas, tamsus. Kur gyvena? Oloj, lapės. Nežinau, šukuosenos pavadinimas gal. Kaip būtent atrodo, gal gali pavaizduoti? Nežinau, kuodas kažkoks. A, čia kaip mano, ne? Ne gal. Ne gal. Didesnis. Čia puponautas, ar ne?
Tai čia gal kažkoks biologijos, kaip yra žiedelis, ten kur ne, čia bus ne tas. Gerai. Žiedelių dalis, žiedų dalis. Ten kažkas susijęs su augalais, ne? Kažkoks sluoksnis, kad augalas neišdžiūtų, ne? Kas? Kutikula. Čia, tai sugalvosiu, nes nežinau iš tikrųjų. Žodžiu, čia toks veiksmas, kai kutena ir labai kutena, tai sako kutikula. Ne, šiaip iš tikrųjų nežinau. Ir nedėkit manęs į žinias. Ir vėl nauji metai, ir vėl nauji pirmokai. Tad pasidomėkime, kaip pirmokai jaučiasi mūsų mokykloje. Nu tai kas patiko žiburyje? Kol kas labai skiriasi nuo ąžuolo tyla, kad per pertraukas tylu ir šiaip mokytojai patiko viskas. O kurie labiausiai? Mokytojai kol kas dar šiaip neišskirščiau. Na bet vis tiek jau yra, kur jau eini su mielu noru, o kur nelabai. Kadangi lietuvių kalba patinka, tai turbūt lietuvių mokytojai. O kas moko? Šerveninkaitė. O kas labiausiai nepatiko jau? Kol kas, nežinau, fizikos mokytojo taisyklės turbūt. Bet tai visiems kaip tik jos patinka. Nu tai šiaip vis toks linksmas, bet... Nemėgsi atsispaudimų? Ne. Kodėl? Kodėl, nes sportuoti negaliu. Kodėl? Todėl, nes... Nenori, tingi, aiškiai, ačiū tau. Žiburyje. Gerai. Kas labiausiai patiko? Nežinau. O kas nepatiko? Matematika. Nemoki ar šiaip nepatinka kažkas? Ne, pas Račkį matematika tai sunku labai. O negeras mokytojas tavas? Mokytojas geras, bet labai sunkius uždavinius iš karto duoda. Tai paprašyk lengvų. Nu tai kažkaip visai klasiai duoda, tai yra sprendžiu. Nu gerai, šaunuolis tada. Tai kaip pirmosios savaitės žiburyje? Labai gerai, ačiū. O kas labiausiai patiko? Įdomios pamokos, mokytojai. Ir visa aplinka patinka. Koks mokytojas labiausiai patiko? Galbūt Petruška. Kalbina mūsų didžiausius pirmokus, tai yra šią trijulę. Nu tai kaip pirmoji savaitė žiburyje, nu ketvertukas. Kaip pirmoji savaitė žiburyje? Iš tikrųjų labai sunkiai, nes reikėjo dar visų pirma surasti kabinetai, kur kaip yra. Susipažinti su mokytais buvo labai sunku. O šiaip tai viskas labai faina, va. O neatrodo, kad tos 2 savaitės prabėgo kaip 3 metai? Jau beveik 4. Nu 4, nu tarkim 4. Bet tie 4 metai beveik prabėgo kaip 2 savaitės. O kurie mokytojai labiausiai patiko? Mokytojas Račkys, nes jis labai lėtai viską aiškina. O kas nepatiko? Petruška, nes pas jį reikia atsispaudimus daryti, kai vėluoja. O tau, pagranduk? Aš be komentarų. Ar žinai, kad mūsų garde šmėžuoja nauji futbolo ir rankinio vartai? Ne, neteko apie tai girdėti. O galbūt žinai, kam reiktų už tai dėkoti? Ne. Tai galbūt perdam žodį mūsų reporteriui Domantui. Sveiki, su jumis vėl sugrįžta Žiburio sporto pasaulis. Ir kaip matote, turime naujus vartus. Ir kamgi mes esame už juos dėkingi, ogi mūsų mielam Seimo nariui Andriui Palioniui. Taigi dabar matė aptaręs su juo. Ir kaip sugalvojote mums padovanoti šios vartus? Kadangi jūsų seni vartai susidėvėjo, jūs turit tokį entuziastingą žmogų kaip Blekaitį. Ir jisai pavasarį pasibėdavojo, kad neturi Žiburys vartų. Ir prižadėjau rugsėjo mėnesiui suorganizuoti vartus. Tai šiandien čia buvo toks kaip ir atidarimas. Taip, kadangi rugsėjo 1 negalėjau dalyvauti, tai sutarėm, kad šiandien dar nelaistėm vartų, bet jau atidarėm. Ar žavėtės mūsų Žiburio gimnazijos sportininkais? Tikrai taip ir sakiau, kad tikiuosi, kad šitie vartai padės Prienų kraštą garsinti ne tik krepšinio srityje, bet ir futbolo, gal net ir rankinio. Čia šiaip noriu padėkoti nuo visų gimnazistų dėl šitų vartų. Taip, labai malonu. Kuo nuoširdžiausiai sėkmės. Ačiū. Filmuojamus. Na kągi, ir atėjo laikas atsisveikinti. Mums tikrai buvo smagu.
Su jumis buvo Ievutė Ir Domantas. ir laukite kitos savaitės. Iki. Ar gerai?